Mieli Lietuvos žmonės, prasideda istorinis mūsų valstybei pusmetis. Pirmą kartą vadovausime ES tarybai. Turime unikalią galimybę atskleisti Europai tai, kuo gali didžiuotis Lietuva. Mūsų žmonių gebėjimus, mūsų šalies grožį ir pasiekimus. Parodykime, kad mokame kantriai dirbti ir išradingai švęsti. Atskleiskime savo lietuvišką svetingumą ir su pasididžiavimu pristatykime savo šalį. Lietuvoje vyks daugiau nei 200 susitikimų. Sulauksime apie 30 000 svečių. Įdėkime širdies į kiekvieną darbą. Būkime savo šalies ambasadoriais, kad mūsų svečiai apie Lietuvą išsivežtų kuo geriausius įspūdžius. Tegu Lietuvos pirmininkavimą simbolizuojanti trispalvė pynė tampa tikrų ES šalių bendro darbo ir europietiškos stiprybės pavyzdžių. Esame atsakinga tauta. Susitelkime ir prisidėkime prie vieningos bei stiprios Europos kūrimo.